Šioje šventinėje Tėvo dienai paminėti skirtoje laidoje prisiminsime, kuo esame turtingi ir galime didžiuotis bei būti įdomus ne tik savo. O būtent savo šaknimis ir istorija, iš kartos į kartą perduodamomis ir puoselėjamomis tradicijomis. Tuo turėjome puikią progą pasidžiaugti gegužės 28 dieną, šeštadienį vykusioje, jau 10 kartą surengtoje, teatralizuotoje, praeitį menančioje Panemunių žiedų šventėje Raudonės pilyje. Prie šios pilies sumanyta rengti teatralizuotą šventę, kurioje būtų atkuriama įvairių laikmečių dvasia. Čia naujai atgimsta buvusių pilies šeimininkų gyvenimo istorijos, šurmuliuoja dvaro praeities gyvenime menantis teatralizuoti kiemeliai. Pirmosios pilys Nemuno pakrantėje pradėtos statyti dar 14 amžiaus pradžioje, kaip kovų su kryžiuočiais gynybiniai postai. Pilys atgimė 16–17 amžiuose, kai Nemunas tapo prekybos keliu. Raudonės pilis ir priskiriama tokioms antrosios kartos reprezentacinėms Panemunės pilims. Pilies klestėjimo metai buvo 17 amžiaus antroji pusė, kuomet Lietuvos didysis sekretorius Jeronimas Krišpinas Kiršenšteinas įkūrėjo pirklio anūkas įrengė čia savo rezidenciją. Kiršenšteinams išmirus čia įsikūrė jų giminaičiai Olenskiai, o 1811 metais ją nusipirko Jekaterinos antrosios favoritas grafas Platonas Zubovas. Vėliau pilį valdė Dimitrijaus Zubovo duktė Sofija, jos duktė anūkė. Po Pirmojo pasaulinio karo buvo smarkiai nuniokota ir išgrobta. 1934 metais pilis buvo parduota iš varžytinių, ją įsigijo Lietuvos Respublikos švietimo ministerija, vėliau parduota Lietuvos bankui. 1965 metais pilis buvo atstatyta, joje įsikūrė ir iki šiol veikia Raudonės pagrindinė mokykla. O šių metų šventėje Panemunių žiedai prabilo žmogus Nykštukas, grafo Platono Zubovo numylėtinis ir gyvenimo palydovas. Nykštuko užrašyti ir dar niekur neskelbti rankraščiai atskleidžia to meto dvaro paslaptis. Taip pat savo paslaptimis šioje šventėje su mumis pasidalino ir ilgametes tradicijas. Net nuo 1913 metų puoselėjantis saldainių fabrikas Rūta išskleidė prieš mus šventėje visą kolekciją naujienų, sukurtų pagal XIX amžiaus Raudonės dvaro senasias receptūras. Pirmiausia, norėčiau pradėti nuo senovinių saldainių, želės saldainių, kurie yra gaminami su natūraliomis uogomis, tai su aktinidėmis, vyšnėmis, moliūgais ir šaltalankiais, šermukšniais. Taip, kad specialiai šiai šventėjai mes negalėjome nepagaminti šitos rūšies saldainių. Kaip tęsinys šitų želės saldainių, kurie gaminame pagal tradicinės receptūras, lietuvių receptūras, kuomet panaudojamos natūralios uogos ar netgi daržovės, kaip panaudota šitose saldainiuose. Raudonės pilies saldainis, kuriam pagaminti naudojami yra moliūgai. Šitai gražiai šventį paminėti, tai turėjom specialus pasiruošimą, pasidomėjome, kas gyvena šitoje gražioje Raudonės pilyje ir būtent tų žmonių, kurie čia gyveno garbiai, tai yra grafieniai Sofijai ir grafui Zubovui, būtent yra pagaminti įvairūs gaminiai, kuriuos norėčiau pristatyti dabar. Tai visų pirma, irgi pagal senovinę receptūrą išvirtas ir pagamintas slyvų sūris, skirtas būtent ponios Sofijos garbiai. Dar toks vienas įdomesnis, galbūt man asmeniškai gražiausias gaminys yra ponios grafienės kurpaitė, batelis iš griniausio juodo šokolado. Tai toks jau figūrinis gaminys, skirtas žmonėms ieškantiems kažko ir seno ir įdomaus. Nepamiršome ir pačios pilies pagerbti. Tai yra būtent pilies garbei sukurtas rinkinys, Raudonės pokylio saldumynai, į kurį yra sudėti. Tai yra įvairiausi šokoladiniai saldainiai, būtent kaip mes manome, tais laikais, kokie skoniai buvo saldainių mėgiami šokoladinių, tai tokius stengiamės čia ir sudėti. Kas buvo mėgiama Raudonės pilyje,
anksčiau. Tai yra, šokoladiniai saldainiai, panaudojant, tokį gurbanišką dalyką kaip sūris. Jis labai subtiliai derinasi su šokoladu, būtent juoduoju šokoladu. Na ir kaip mes galime būti be simbolio, sėkmės simbolio, tai pasagos, aukso pasaga. Na, žinote, žirgai buvo naudojami irgi pilyje kaip transporto priemonė ir kaip, malonumas, tiesiog laisvalaikio praleidimas, tai būtent auksinė, ne bet kokia šokoladinė tuo pačiu pasaga. Mums pavyko sužinoti, kaip atrodė pono grafo laikrodžiai. Čia yra aukso kapšelis, kuriame yra daug pinigų. Negaliu pamiršti pagal tradicinę receptūrą ruošiamo gėrimo gilių kavos. Na ir šiandieną mes šventės metu visus norinčius vaišinsime šito gėrimo. Taip pat turime tokį įdomų dalyką, atrakciją, tai karštąją šokoladą. Pristatysime, duosime degustuoti, tai šitas gaminys irgi susijęs su senomis tradicijomis, nes anksčiau žmonės labiau buvo įpratę naudoti šokoladą skysto pavidalo, o ne tokį, kokį mes esame pripratę, kieto pavidalo valgomą. Taip pat šventėje turėjome puikią progą pabendrauti su fabriko Rūta įkūrėjo Antano Gricevičiaus proanūke, jos tėčiu, taip pat Antanu Gricevičiumi ir mama. Senelis labai daug pasakodavo apie prosenelį. Atsiminė, kaip prosenelis būtent su žmona, su senelio mama, ar ne, karamelę virdavo katuluose, būtent, kad kaip plėtėsi, koks ten sodas prie Rūtos stovėjo. Kiek iš senelio teko girdėti pasakojimų, kad labai geras žmogus buvo. Iš tikrųjų, darbuotojai, visi įmonė, kurie tuo metu dirbo, iš tikrųjų skirtingų tautybių žmonės, bet labai mėgo, nes buvo ganėtinai labai teisingas žmogus, griežtas, bet teisingas, taip pasakodavo. Dar galiu įdomų dalyką pasakyti, kad kaip yra iš kartos į kartą, iš tikrųjų Antanas vardas yra perduodamas. Prosenelis Antanas Gricevičius, senelis Antanas Gricevičius sūnus ir dabar mano brolis irgi vyresnysis yra Antanas Gricevičius. Tai tas tiesiog tradicijų, tą išlaikant, iš kartos į kartą perduodamas tas vardas. Įdomus dalykas yra tas, dabar pati, kaip aš užaugusi, dirbu toj pačioje įmonėje, labai geras jausmas yra vaikščioti tuose pastatuose senuosiuose, kuriuos pats prosenelis kadaise pastatė. Taip pat šioje šventėje Panemunės žiedai arbatos kūrimo paslaptimis ir tradicijomis, paremtomis senosiomis, autentiškomis receptūromis pasidalino Salonų 7 Ievos namai arbatų kompozicijų autorė Ieva Jonaitienė, pristatydama atnaujintas Pilies šventei ir Šilutės 500 metų jubiliejui skirtas arbatas. Žinom prieskonių pavadinimą, žinom augalų, žinome šaknis, žieves, riešutus ar kažką tai daugiau. Reikia žinoti, kokios jisai yra reikšmės arba ką jisai daro, ką su kom galime komponuoti. Kaip jie komponuojami yra, tai yra tai, kad kiekvienas, jeigu yra augalas, kas yra po žeme, yra su pliuso ženklu, tai yra Inas, tai yra moteriškas pradas. Kas yra virš žemės, yra Jan, yra minuso ženklas, yra vyriškas pradas, vyriška energija. Bet mes turime ir žiedelius, ir lapelius, tai būtų Jan energija. Bet mes turim stiebą, tai kaip Dao ženklo jungia baltą ir juodą spalvas, plonytė linija, tai yra mūsų augalas stiebelis. Pagal šitą sistemą, pagal kinų liaudies medicinos filosofiją, kuris siekia 5000 metų jų rašytinės šaltiniais, aš remiuosi. Taip yra sudaromos arbatos. Jeigu mes norim subalansuoti žmogaus nervų sistemą, reikia pažiūrėti, ar nėra išsekusi inkstų sistema. Jeigu mes norim subalansuoti virškinimo sistemą, reikia pažiūrėti, ar nėra pavargusi širdies visa sistema. O taip tada tos sistemos regeneracijų ratu suka ratu, taip kaip ir mūsų sukasi gyvenimas. Kompozicijose pagrindinė dalį sudaro sėklos. Aš atsakysiu, kodėl tai yra labai svarbu, nes tai yra jos bendros arbatos
bendros profilaktinio pobūdžio arba bendro naudojimo, vartojimo. Tai norėčiau atkreipti dėmesį, kad šitos arbatos yra pagamintos iš sėklų. Pagrindinė sudedamoji dalis, didesnė dalis yra sėklytės. Todėl, kad sėkloje yra ir inas, ir janas, tai yra subalansuota, tai yra sureguliuota gamtos dėsnio. Ir jeigu mes gersime vieną arbatą, kur yra dominuojančių daugiau, sakykime, visos, kur yra virškinimo sistemai, reikia nenustebti, kad susitvarkys ir nervų sistema. Todėl, kad virškinimo sistema be nervų sistemos jinai gerai nedirba. Bet tai yra ne dėl to, kad aš kažką papildomai įdėjau, bet dėl to, kad augalas savyje, tai toje sėklytėje, tai turi tą užkoduotą informaciją. Sėkloje yra ir šaknis, ir stiebas, ir lapas, ir žiedas, ir pumpuras, ir ta pati sėklytė atneša visą tą energiją. Arbatos nereikia laukti, kada atsiras jos poveikis. Savaitę, 2 mėnesių, 2. Ta arbatų gurkšnį ir mes jau jaučiame efektą. Tai šventė yra sukurta nauja arbata. Šitos arbatos pavadinimas yra pilies arbata. Jis įspūdinga ir ypatinga savo aromatai, savo sudėtiniam dalim. Jų ingredientai yra atkeliavę iš labai daug įvairiausių tolimųjų kraštų, būtent ten, kur augalai auga. Šita arbata yra unikali dar tuom, kad tai yra būtent pagaminta iš prieskonių sėklų, šaknų, žievių, riešutų. Kas yra nuostabu tuom, kad šita pilis garsėjo labai gerą virtuvę. Ir šitos prieskonės dvariškiai naudodavo savo patiekaluose. Nebūdavo šventės, kad nebūtų fazanas pagardintas su šafranu. Iš tą arbatą įeina taip pat šitas garsus, labai brangus prieskonis šafranas. Tai yra ir levandos žiedai. Yra ir bazilikas, kuris yra skaitomas švento augalo nuo pat Indijos kraštų iki pat mūsų laikų ir labai pamėgtas, labai suteikia daug didelį puokštę, atskleidžia kvapų, aromatų, nes jisai pagyvina ir kitų ingredientų visą prieskonių, suintensyvina ir kvapą, ir aromatą. Apipina visą meilę. Būtent pipiras. Pipiras, kvapnusis pipiras, kaip ir lijana vingiuoja, taip ir šitas pipiras savo ingredientų, savo sudėtinę dalim apipina visą šitą arbatą. Šitą arbatą dar yra labai nuostabi tuom, kad turi ir muskato riešutą. Muskato riešutas buvo nuo seno laikų gabenamas labai iš tolimų kraštų, auginamas labai slaptose plantacijose. Ir buvo vienas iš Augustino Žygimanto virtuvės mėgstamiausias prieskonis, todėl kad jis turėjo afrodiziakiškų savo savybių ir kada jau jo pritrūko, buvo perkama daug kitų rūšių prieskonių tam, kad atrasti arba jį pakeisti. Vandens vėjo linkėjimai. Šita arbata yra sukurta Šilutės miesto garbei 500 metų jubiliejaus proga. Ir kaip švenčia šiuo metu švenčia, aš aplankysiu po kiek tai valandų. Ir tą arbatą, jeigu ragausit kada tai, ir jeigu alsuosite, tai jums atrodys būtent tą pusę, kur suksitės, atrodys, kad šitos pusės vėjas ir pučia. Ta arbata daugiau turi tokių savybių, kad tai yra žmonės, kurie gyvena tarp vandens, vandenyse, tarp supintų upių. Tai yra būtent to krašto žmonėm, kada potvynis ilgą laiką skalauja žemės paviršių. Tie žmonės dažnai kenčia nuo kaulų sąnarių sistemos sutrikimo, nuo nervų sistemos išsekimo, nuo amino rūgščių trūkumo. Tai yra labai naudinga ir pravartu tą gertą arbatą ne tik tai dėl skonio aromato ir dėl to, kad tai yra Šilutės miesto jubiliejinė arbata, bet tai yra ir pravartu ją vartoti, kada yra ir kaulų sistemos, sakysim, pakenkimai arba varginimai, arba tiesiog profilaktiškai užbėgti įvykiam už akių. Paslapties ten yra daug, keletą aš atskleisiu. Jeigu mes turime erškėčių, vaisių, uogų, tame krašte tai vėl yra prisirpusi visą uogą, nes sudaro pagrindinį aromatą. Rozmarinas taip pat jisai yra kaip spygliukas, kaip eglės spyglys, jisai vėl atsakingas yra būtent už vandens sistemą. Toje arbatoje yra truputį žiupsnelis rytietiško prieskonio gvazdikėlio. Mes tik tai žinom, kad tai galima naudoti su mėsa arba mamytės į obuolių kompotą dėdavo. Gvazdikėlis turi nuskausminančių daug labai savybių. Ir jeigu yra kažkokie sąnarių judėjimo skausmai, tai šitą arbatą palengva palengvins mūsų judėjimą. Šiandien turiu labai daug pagalbininkų, kurie stengiasi padaryti šitą šventę
labiau priimtina, labiau mielesnė, labiau šventiškesnė, labiau įsimintinesnė. Mes esame atvežę daug rūšių arbatų, gal 20 pavadinimų. Termosuose turim tiek, kiek tai galėsim išvirsim, tiek ir virsim tas arbatos. Ir prie stalo kviečiam pasikonsultuoti, patiems sukurti, pabandyti savo arbatą. O kiek apskritai arbatų rūšių jūs turite prieskonių namuose, Ievos prieskonių namuose? Tiek, kiek paprašys žmogus, kad aš jo poreikiu atsakyčiau. Bet jeigu priekyboje, sakysim, kasdieniniam vartojimui, tai bendro pobūdžio žmonių vartojimui, tai yra 20 pavadinimų.